Labas rytas, ką pradedam rytą su kavos puodeliu ir šokam į naują dieną. Šiandien turim penktadienį, rytoj išskrendu į Lietuvą, tai šiandien dar kelis planukus turiu, ką reikia padaryti ir susikrauti kuprinytę ir varyti anksti miegot, o rytoj keltis ir varyti į Londoną, į oro uostą Lutono. Ir skrisiu į Lietuvą savaitį. Tai va, geros dienos, pradedu su jumis, kad pripraščiau vėl vloginti. Tai va, gerai, geros dienos ir skanios kavos. Na ką, vaikus išleidau į mokyklą, išstūmiau pro duris. Ne, jie patys išeina, nereikia jų stumti. Bet šiaip jo, išleidau į mokyklą ir pati dar grįžau į lovą. Dabar dar truputį pasivartysiu ir tada vėl. Bus antras rytas, nes tenai, kai tik tai, kai pradžioj pasveikinaus, tai aš nuo 5 ryto atsikėlus. Nežinau, dabar visada aišku, anksčiau einu miegot, bet labai anksti keliuosi, kažkodėl prabundu ir senatvė sako, kuo vyresnėji, darosi taip visada, kad anksčiau eini gult ir anksti keliesi. Aš atsimenu, mano promočiutė irgi taip. Eidavo anksti, jau tik saulė leidžiasi ir jinai eina miegot. Bet už tai dar miegio, jinai jau barškinasi, jau dirba, jau ojetus kruta. Tai jo, čia nais jau senatvės požymis, kada anksti gulam ir anksti keliamės. Tai va, ką norėti jo. 42 metai, pradedam sent, matosi, jaučiasi. Nežinau, ko čia tokios mintis. Jo, nes žiūrėjau tokį video, kur kalbėjo viena faina moteris apie filmą su Demi Moore ir dabar pamiršau filmo pavadinimą, aš čia parašysiu arba prisiminus pasakysiu kitam kadrę, kai patikrinsiu. Žodžiu, labai geras filmas. Bent sakė, pradžia labai įdomi, kada moteris, ta Demi Moore ten vedė laidą aerobikos, šokinėjo tralele. Ir po to dėl amžiaus ją atleidžia. Ir kas darosi su moterim, kad jinai pradeda senti, suvokia tą. Tai jo, įdomu, kad visa tas psichologija ir visa kita. Tai galvoju irgi tą filmą pažiūrėti. Bet aš kaip supratau kinuose. Tai įdomu, dar reikia patikrinti, ar kitą savaitę rodo kinuose Lietuvoj. Kaip tik važiuoju į Lietuvą rytoj ir nueisiu į kiną. O kaip seniai nebuvau Lietuvoje kine. Tai jo, būtų įdomu pažiūrėti. Ir būtent tą noriu pažiūrėti. Tik neatsimenu, kaip vadinasi. Tai prisiminsiu, pasakysiu. Tai va, tai atkasiau filmą, jisai vadinasi Substancija. Tai kas nematėt, ypač moterims, tai rekomenduoju pažiūrėti. Aš irgi dar mačiau tik tai ištraukas ir girdėjau atsiliepimus. Tai labai noriu jį pažiūrėti ir jeigu pavyks, tai žiūrėsiu, kaip ir sakiau, Lietuvoj kinuose, jeigu dar rodo, o jeigu ne, teks ieškoti kažkur tais online pasižiūrėti. Tai va, noriu labai pamatyti, girdėjau, kad ypač pradžia, tai verta dėmesio. Ir vien tik tai Demi Moore, įdomu pažiūrėti. Ką, o dabar žiūriu, graži diena, laikas kilti, eiti susitvarkyti, nusiprausti ir tada susitiksim toliau. Galvau šiandien dar nagus eiti susitvarkyti, kažką tais dar pasigražinti. Į kirpyklą galvau, bet gal šiandien neisiu. Gal kokia jau esu, tokia esu šiandien. Gal Lietuvoj nueisiu. Bet dar man susisuks irgi. Būna, kad susiplanuoju vienaip, o paskui norisi visai kitaip. Tai va, nežinau dar dėl plaukų, bet reikia šiandien nagus susitvarkyti ir, sakau, susidėti daiktus truputį. Daug ko nesivešiu, nes vienai savaitai, bet vis tiek yra reikaliukų. Tai va, susimatysim šios dienos bėgyje dar toliau. Plaukams naudoju dabar štai tokį balinantį šampūną, kad nuimtų tą geltoną atspalvį, žinot, nes pas mane žili plaukai ir šiek tiek šviesinu, tai va, naudoju balinantį šampūną. Kas trečią plovimą naudoju štai tokį iš John Friedos baltiems blondiniškams plaukams. Šitą naudoju, bet jis man labai
suriebalina plaukus, pavyzdžiui, aš juo pasipurškiu ir jau paskui iš karto reikia eiti plauti. Toksai. Šią, aišku, naudoju iš Čiogano kvepinti dušo gelį, kartais vieno kvapo, kartais kito. Dabar pas mane 07, kaip ir kvepaliukai. Po dušo anticeliulitinis kremas ir dar būna šaldantis, formuojantis kremas. Dabar jie čia pas mane senų pakuočių dar, bet jau yra naujos pakuotės, nauji apipavidalinimai. Ne visada, bet irgi kas kelis plovimus panaudoju iš Čiogano plaukų kaukę, nes mano plaukai nuo šviesinimo labai nusilpę, nušiūrė ir reikia atskiro gydymo ir priežiūros. Ir dar, kad kvepėčiau, turiu kremą. Irgi iš Čiogano, irgi kvepintis kremas, irgi imu tokį kaip dušo gelis kvapo, kaip kvepaliukai ir tada pasitepu einant iš vonios. Veidui ir ryte ir vakare naudoju štai šį aliejuką, jau jį baiginėju, reikės dar labai geras. Turėjau jį ir savo parduotuviai Vinted pardaviau vieną ir žiauriai patenkinta, galėjau to ir neparduoti, savo pasilikti. Labai patinka, šviesina, lygina, maloniai labai kvepia ir ramina odą. Tai naudoju ryte ir vakare. Kremuką irgi pagal nuotaiką, dabar paskutiniu metu renkuosi Lancome šitą, bet kartais ir kitus panaudoju, man kaip užeina. Na ką, truputį pafotkinau prekių į Vintedą, bižuterijos, papuošaliukų. Čia toks rinkinukas Dorothy Perkins buvo, tai pakabukų. Čia iš kriauklyčių pakabukas ir apyrankė. Dar yra daug ką pakuot, ką fotkinti, žodžiu. Jo, yra dar. Bet dabar lėkiu iki parduotuvės. Ir paskui susitiksim, dabar labai noriu gerti mineralinio ir nieko nėra, baigėsi mineralkė, kavos jau nenoriu, užtenka. Tai va, einu sudėsiu šitus į savo stalčių ir įkelt reikės į Vintedą. Na, kadangi žiūriu dar šiandien šviečia saulė, nelyja, tai dar nubėgsiu greitai ir nusipjausiu žolę priekyje ir galiniam kieme, nes savaitę nebūsiu, tai kad galiu, kai grįšiu, gal vien tik tai lietus bus ir tada nenusipjausiu, tai geriau dabar dar va šiandien nusipjausiu ir bus rami galva. Upsi, po kelių minučių. Ką padarysi? Norėjau, bet gavosi kaip gavosi, žodžiu, sugedo mano žoliapjovė, reiks pirktis naują, kai grįšiu iš Lietuvos, teks pagyventi su nenupjauta žolė. Dievas mato, norėjau nusipjauti. Ką padarysi? Gaminu netikrus balandėlius arba kitaip tinginių balandėlius, kai viskas atvirkščiai, nieko nereikia vynio atvirkščiai. Atskirai, kai nereikia nieko vynioti, teplep į puodą ir viskas. Tai va, sugalvojau greitai padaryti tinginių balandėlius. Vaikai jau grįžo, mano laisvas laikas dienos baigėsi, kada aš viena būnu ir man ramybė, galiu daryti, ką noriu.
Tai matėt, vat, praleidau su jumis, ką veikinėjau, kol vaikų nebuvo. O dabar jie grįžo, tai va, laukia valgyti dar, kol išvirs. Ir eisim ką nors paplepėt, pažiūrėt gal kokį filmą. Jau jie papasakojo, kaip mokyklai sekėsi, nelabai sekėsi šiandien penktadienį jiems. Nors ir šiaip nelabai mėgsta į mokyklą eiti, tai vis su nuotykiais pareina. O aš va prisėdau, kol verda kavos atsigert, TikToką pažiūrėt, truputį ką nors ten įkeliu į TikToką, va taip greitai šauna kokią idėją arba randu ką nors gerą. O, galvoju, greitai reikia nufilmuoti. Tai va taip kaip sėdžiu ir nufilmuoju ką nors. Tai va, tokios takelės, jau vakarėja, toj atvažiuos draugas, nes prižiūrės vaikus, kai aš būsiu išvažiavus į Lietuvą. Tai šiandien vakare kažką tais paveiksim, kartu praleisim laiką ir tiek. Tai gal čia jau ir vyniosios. Ačiū, kas buvote su manim, kas peržiūrėjote iki galo video. Parašykit komentarą, kaip jums, kas jums, ką norėtumėte dar daugiau matyti. Gal kokių idėjų turite, kas patikdavo jums iš anksčiau, ką jau esu primiršus. Nežinau, žodžių. Taip, ir susitiksim ką, tikriausiai rytoj filmuosiu, kai kelionė varysiu, kaip seksis, nes bijau, kad gali būti, kaip man dažnai sekasi, kabutėse sekasi, kad tai neatsirandu laiku, tai vėluoju, tai kur nors nugribauju į kitą pusę. Kaip anksčiau būdavo prieš 10 metų, taip ir dabar tas pats. Tai va, žodžiu, pasistengsiu ką nors parodyti ir po to susitiksim Lietuvoje jau. Tai ką, gero savaitgalio visiems. Čiau, čiau.